Sveiki, esu valymo vadybininkas Donatas, atsakingas už Fabijoniškių rajoną. Po vakar įtemptos dienos plikledžio ištuštinome visas savo smėlio atsargas ir šiandien pildomės iš naujo, ruošimės naujiems žiemos iššūkiams. Šią dieną mes turime 43 tokio tipo smėliadėžės ir apie 80-90 maišų išmėtytų po visą rajoną. Šiuo metu rajone yra išnaudojama apie 12 kubinių, nuo 12 iki 16 kubinių metrų smėlio. Pasikrauname visas smėliadėžės, kiek jos užtenka priklausomai kokios yra oro sąlygos. Kartais gali užtekti visai savaitį, kartais kaip ir po vakar gali užtekti vos dviem dienom. Tokios oro sąlygos ekstremalios, kaip pasakyti, kaip vakarykštės, tokios, buvo ir irgi kažkokiais metais, aš dabar neatsimenu, irgi ir lietus lyja, ir sninga, ir nežinai už ko griebtis, kaip pasakyti. Ir bėgi, ir lakstai, bet aišku, kiekvienamgi neįtiks. Žmogus irgi turi kažkas tai pats matytas sąlygas, kad kažkokias tai priemonės imtis. Ne tai, kad išeinu ant kulniukų ir paskiau šaukiu. Nukritau, atgriuvau. Aišku, bus ir traumų, kad bus. Mes patys ir einam, ir barstam, ir slystam, irgi, ir krentam, ir stovim, ir einam toliau. Stengiamės gerinti tą situaciją, bet kiek įmanoma. Mes nesam malūnsparniai, iš tikrųjų, nepribarstysim tiek ir kas minutę. Nes vakarykštis barstymas buvo po 3 ar po 4 kartus barstyta vienoje vietoje. Bet žmogus vis tiek nebus patenkintas, nes eina tokiu oro sąlygom, kad tikrai nepadarysi stebuklą. Lyja, lietus nuplaunas, piliant ledo, ledas sugeria visą smėlį. Smėlis yra maišytas su druska. Ir vietoje, kur viršų, va čia ypatingai viršų, kur yra šalčio vėjas pučiais, tai stings.